Tai labas visiems, mano vardas Vitalis ir sveiki. Skrido musė. Sveiki visi, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite. Sveiki, 1000 km dviračių Vitalis ir jūs žiūrite šiandien ypatingą epizodą apie tokius kelis dalykus. Tai apie ablokadą, kurią atakuosiu šiandien antrą kartą, tai yra tokios varžybos, kas nežino, pasigūglinkit. Tada apie padangas, kurias pasikeičiau. Grąžinau į savo senas padangas Schwalbe G1R. Prieš tai buvo Pathfinderiai, su Pathfinderiais buvo tokia ir tokia problema, jūs galite pasižiūrėti, kas buvo su Pathfinderiai. Tai va, neploviau dviračio, taip atrodo po vienų blokados varžybėlių. Vakar trasa tikrai buvo gan šlapia, nors galvau, kad nebus tokia šlapia, bet anyway, netame esmė. Esmė, kad užsidėjęs Specialized Pathfinder padangas 42 mm, klausėt, kaip jos važiuoja ir taip toliau, tai iš pat pradžių buvo sudėtinga pasakyti, kaip buvo sausa, bet kai šlapia, tai taip, aišku, jos slidinėja, bet šonai visai neblogai kabina, kai paslysti ir, tarkim, dėl slidinėjimo aš labai nepergyvenčiau, bet toks įdomus efektas pasidarė, kad šitas tarpas ir taip buvo mažas su šitom Kem 5 padangom, ne, bet aš nežinau, ar dabar, ta prasme, tas dalykas, kad jos tokios glotnios ir taip supluka tas smėlį čia, bet realiai man vakar sunkiai sukosi šitas ratas. Aš tiesiog tokį vat garsą girdžiu, tarsi, atrodo, kad košia va šitoj vietoj, ta prasme, ir po to sustojęs vietoj aš bandžiau tą ratą prasukti, jis tiesiog neprasisuka, tai buvau gan, iš tikrųjų, nepatenkintas, neturi tai būti, žinai, tai košia tai gali būti, tu gali slidinėti, bet neturi tas ratas kažkaip kabinti. Man atrodo, čia kažkaip ne taip, žinai. Taip pat yra ir su priekį. Čia tas tarpas gan mažas, net čia jisai užsipildydavo, ta prasme, smėlių, bet priekis okei, čia tas mažesnė vieta, tai, tebūnie jisai čia dar prasisuka. Tai aš nežinau, su šitom padangom pravažinėjau visus praeitus metus, jos irgi paimdavo akmenukų ir aš girdėjau dzim čia akmenukų, iš čia šiek tiek pradildino dažus, bet taip smarkiai jos nestrigdavo, ta prasme, ir aš nesuprantu, ar dėl to, kad jos tokios grublėtesnės, jos gal taip kažkaip atmuša tą smėlį, nesuplaka taip smarkiai, kaip va šitas su savo to tiesiu paviršiu. Bet žodžiu, ką noriu pasakyti, tai jeigu gruntuotas toksai, molingas paviršius su juoda žemė ir taip kaip dabar turim blokadai, tai labai čia ne kažką ir aš tiesiog negaliu normaliai važiuoti, va, pas mane prilipęs tas smėlis ir prastai. Taigi dabar plaunu dviratį ir ruošiuosi rytojaus varžybom, kurios gravelonas atskiras startas 37 km. Tikiuosi, kad ten tokio paviršiaus nebus, kitai bus tikrai gan sudėtinga važiuoti. Ir su šitom padangom irgi šiek tiek buvo problemos, irgi šiek tiek prasidildino šitas tarpelis, tačiau ne taip kaip su Pathfinderiais. Pathfinderiai iš viso strigo man. Taigi grįžau prie senų padangų, atakuoju blokadą ir pasižiūriu, ar tas laikas bus geresnis, ar visgi man čia tik taip atrodė, tas ratas nestrigo ir tas laikas nebus geresnis. Bet dar vienas dalykas, kad ištaisiau visus trūkumus, pašalinau tos įbrėžimus, kurie buvo čia įbrėžti. Jūs irgi tai pamatysit video. Tai ką, sveiki atvykę pas mane į darbą. Aš dirbu čia Reformos reklamos gamybos įmonėj. Ir ką aš čia veiksiu, pamatysit jau netrukus. Dabar reikia pasimti dviratį. Dviratis išardytas, paruoštas, be rato, be grandinės. Nešam. Čia pas mus beje žiema nutiko. Prieš mėnesį važiavom su trumpom rankovėm. O dabar žiemužėlė. Nešam. Taip, tai dviratis pritaisytas. Taigi turim tam tikrų problemėlių, kurias dabar bandysim pašalinti. Tai pirma, žiūrėkit, čia yra apsauginis lipdukas jau užklijuotas originaliai. Galimai mes jį nulupsim, išnaudosim, užklijuosim kitą. Čia yra mano paklijuotas toks neypatingai gerai lipdukas apsauginis iš apačios, bet jau biškį buvau per vėlai paklijavęs. Todėl čia matom jau įbrėžimą nuo akmenuko. Tai šitą viską nulupsim, viską nusivalysim, klijuosim iš naujo gerą apsauginę plėvelę ant viso dviračio. Čia gale irgi padarysim šį bei tą. Čia yra jau padilę dažai nuo to, kad mano padanga buvo ne per daug gera ir per daug arti rėmo. Tai žodžiu, nuo tų visų žemių taip pat atsitiko, kad pradilino biškį rėmą. Be šitą dalį tvarkysim, čia irgi klijuosim storą apsauginį lipduką ir daugiau to nebus. Taigi ruošiamės, darom, žiūrim, kas vyks
kaip tas procesas visas pas mus atrodys. Jo, tai ką jau kolega Vytautas dingsta iš kadro, bet padarė šiek tiek kitą vaizdelį pas mumis. Tai pirmas dalykas, pažiūrėkit, kaip atrodo galas. Ar kas nors mato, kad čia buvo kažkoks padilimas, aš visiškai nematau. Tai šita dalis pilnai sutvarkyta. Tada apačia, kur buvo įskilimas, irgi pilnai sutvarkyta. Viskas paruošta, priekį nusilupo. Ir dabar išsimatuosim, klijuosim apsauginę plėvelę iš visų pusių. Vytautas meistras, mojuok Vytautai. Ok, žiūrim, kas gausis toliau. Tai ką, procesas po truputėlį įsibėgėja. Čia jau turim paklijuotą plėvelę, kuri nesimato kaip ir turi būti, kaip ir priklauso iki čia vat briaunėlė. Iš kitos pusės irgi. Va, nieko nesimato, atrodo kaip iš gamyklos briaunėlė ties pačių kampelių. Visa pačia užklijuota. Iki pačio galo, va čia va matosi truputėlį va išpjauta. Ir iki pačio galo. O tada darome šabloną ant priekinės šakės. Nusiemam ir apsipjaunam lipdukėlį. Tai ką, turim pilnai padarytą dviratį. Net nesimato, kur plėvelė yra apklijuota, kur ne, bet yra ir iš priekio, va šitoje vietoje. Ir iš vidinės dalies pilnai užklijuota ir viršus užklijuotas. Ir aptrauktas visas rėmas, o čia vat, gal truputėlį matas, visas viršus, iš viršaus virš gertuvių, visa pačia užlenkta, visos kliurkos pataisytas, visi brėžimai, tada galinė dalis visa pilnai aptraukta, sutaisytas visas priekis, o tiksliau visa ta vieta, kuri buvo dėl galinio rato pažįsta. Štai va, taip ir atrodo. Taigi turim pilnai naują dviratį ir bandysim blokadai prasivažiuoti ir pažiūrėti, kaip reaguoja į visus žvyrus, į visus neligumus. Ir viskas yra apklijuota plėvele, todėl dviratis dabar ypatingai saugus, kaip močiutė ir dėdukas prisimenat, įdėdavo pultą į tokį maišelį, tai lygiai taip pat dabar įmautas yra mano dviratis iš visų pusių plėvelė. Iš čia, 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 iš vidaus, žodžiu, full protected. Taigi senos padangos, atakuoju blokadą, laiką su Pathfinderiais aš turiu, irgi lygiai prieš savaitę, lygiai po lietaus, ten irgi buvo šlapia ir baisu, aš atakau su Pathfinderiais, dabar pasižiūrėsim, kas bus su Schwalbe G1R, ar geriau važiuos, ar ratas kips, ar neskips, nu toksai testas dėl savęs, nors blokadą jau baigęs, bet pačiam įdomu, kas čia bus. Pėdikai.
Valkiau tą pačią blokadą, stabdau, pasižiūriu, koks laikas ir jums parodau, ar laimėjau ar ne. Vieną kartą nukrito grandinė, buvo pora tokių sunkesnių atvejų, daug vandens. Šiaip visumoje viskas normaliai. Važiavau kaip galėjau, tai pažiūrėsiu, ar praeitos padangos įtakojo man rezultatą ar ne. Taigi, kaip atrodo dviratis, galite pamatyti. Jo, bet galite nesiparinti, visiškai saugus, apklijuotas pilnai plėvelė. Kai pirkau šitą gravelį, 3T Explorer Race Max, žinau, kad tai yra aerodinaminis, labai greitas ir 3 viename dviratis. Jam galima užmontuoti MTB padangas su mažesniais diskais, plento padangas ir gravelio padangas. Taigi šitas dviratis gali būti skirtas viskam viename. Ačiū, kad žiūrėjot, smagu buvo, pasidalinu, kuo turiu, kiek vatų spaudžiau tada, kiek dabar. Ir džiaugiuosi savo 3T graveliu. Vienintelį ką praleidau, tai kad neapklėvau jo iš pat pradžių, kai nupirkau, bet visos kliurkos ištaisytos, dabar jis absoliučiai saugus. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, iki greito, spauskit like and share ir subscribe.